Labas vakaras. Greičiausiai mažai kas matosi, bet sugalvojau padaryti pirmą šių metų ungurių žvejybą. Šiaip gan anksti, birželio 3 dieną, tai tokia labiau avantiūra gausis. Dabar pusė 11 vakaro, einam į vietelę ir pasėdėsiu iki kokios pirmos nakties. Pažiūrėsim, ar jau galima pagauti gyvačioką. Einam. Panašu, kad būsiu vienas. Nėra daugiau entuziastų tokių naktim sėdėt. Paprastą šiokiadienį darbo dieną. Reikia jungti apšvietimą, nes turbūt nieko nesimato per kamerą. Meškerės čia rimtas. Su 2 žvejosiu. 0,25 valai, čia jokių pavadėlių nereikia. Plonintis nėra ko. Vieną meškerį užmesiu čia va, arčiau krantą, o kitą toliau, link vagos. Čia yra duobė tokia. Kabliukai dideli, gaudysiu naktiniais sliekais. Pernai kada aš jau į birželio pabaigą pagavau ungurių. Realiai ir nežinau, nuo kada jie pradeda kibti. Bet faktas, kad birželį jau pagaut galima. Tai gal šiek tiek dar per anksti, aš nežinau. Tai ir sugalvojau patikrinti. Kogi ne. Apšvietimo lempa. Čia į meškeres nukreipsiu. Sistemėlės paprastas. Paternoster tikriausiai vadinasi jos. Ant pavadžio švynas. Švyna tai čia turbūt 1 uncija ar 1,5. Ir ant pavadėlio ilgo didelis kablys. Naktiniai sliekai mano pririnkti. Tai reikia dėt 1 slieką. Vieną slieką uždėt ir mest. Laukt kibimo. Kibimo, jeigu ir sulaukčiau, tai tikiuosi jau tarp 12 ir 1. Nes pernai tokiu laiku kybo. Kažkaip tai užkybo. Taip, šitą šiek tiek arčiau krantą. Į seklesnę vietą. O dar vieną meškerę. Ir šitą į gilesnę vietą.
įtempė. Ir čia gal net nedėsiu nieko ant meškerių viršūnėlių kol kas. Pasidėsiu dabar taip, be nieko. Taip, be 10:11. Pradedam žvejybą. Nelabai turbūt čia matosi meškerės. Galvoju, gali, pavyzdžiui, ir šapalas koks užkipti, o taip naktį ant nakties lieka. Karšis koks, kaip davė. Karšis gal nelabai. Gal kiek per didelis karšiui masalas. Nu ir kablys ten didelis, aišku. Nu gali ir karšis, bet jau mažiau šansų. Daugiausiai šansų turbūt šitam, kaip čia, dnieprinis grundalas, kurį jau pernai pagavau, irgi naktį, begaudant ungurius. Ten irgi ryja viską, turbūt tas padaras, grundalų kažkoks šeimos atstovas. Nu sunku čia prognozuot kažką, reikia pažiūrėti ir pamatysim. Kažkas supurtė meškerę. Papurtė, to ir baigėsi. Vėl papurtė. Čia kur arčiau krantą. Kažkas matyt ragauja. Gal tas grundalas dnieprinis. Nu kažkas apgraužė slieką. Čia ir kibimas buvo. Apkramtė ir paliko. Reikia perdėti. Permetinėjų meškerės. Buvo keli stiprus kibimai. Kelis kartus taip varkštelė stipriai. Bet priėjau ir viskas. Matyt, nuvalgė. Prisirinka visokių vabalų, tik tai į šviesą. Taip kibimų. Karts nuo karto labai retai. Kažkas barkšteli ir viskas. Nebuvo nei vieno kibimo, kad kirst galima būtų. Kol kas dabar jau 12 valandų. Nu dar pasėdėsiu valandą. Jeigu nieko, tada keliausiu savais keliais. Paliksiu dar ungurius kitam kartui. Blin, čia barkštelė kelis kartus stipriai gan. Būčiau kirtęs, jeigu būčiau prispėjęs prieiti prie meškerės. Bet kol priejau, tu nustoja kipt. Nu čia gal rimčiausias kibimas šios dienos buvo. Bet toks irgi ne baisiai. Ne ungurinis, sakyčiau. Kažkokį spėčiau, kad nedidelė žuvis, koks šapaliokas gal bandė. Vėl timti. Biškį pajudina. Nieks čia turbūt nesimato naktį filmuojant. Dar šiandien toks oras, ramus, galima sakyti, ne ungurinis. Jeigu koks lietus lytų, būtų pats tas. Tik prožektorių jungia ant galvos, iškart musyčių priskrenda belė kiek prie galvos. Bėbras išsivertė. Gazdinasi čia jie. Nutraukiu
Traukiu šitą pažiūrėti. Blin, kažkas yra, sakyčiau. Blemba. Liktais buvo, bet... Kažkas yra. Kasgi čia yra? Kasgi čia yra? Žiobris. Žiobris sugebėjo tokį naktinį slieką praryti. Ir jis kastas per pusę kažkoks. Pirmas žiobris šiemet per draudimą kaip tik pagaunu. Gerai, keliauk. Daug dar neršt laikas. Tai eina savo. Žiobris, blem, nepatikėčiau. Ant tokią naktinę slieką. Ir ant tokią didelę kablę. Įdomiai, įdomiai. Nebūčiau pagavęs, nepatikėčiau. Kokį naktinuką. Bet kas ten jau? Kastas kažkaip iš abiejų pusių. Tokie ravai dideli. Ne ravai. Kandimo žymės. Kažkas bandė perkast. Gal kokia lydeka buvo paėmus. Ir išspjovė. Įdomiai čia, įdomiai. Laimikis įdomus, papuolė. Vis kažkas netuščiom. Užkybo po 12:10. Čia net neliestas šitas. Pirmą valandą jau nakties. Iki pirmos tik ir žadėjau pabūt. Nes rytoj darbai laukia. Tai nieko labai ir nebesulaukiau, jokių kibimų. Kažkaip tai sunkiai, sakyčiau, sunkiai. Nei kokie maži kabinėjas, nei šapaliukai. Įdomiai. Tikėjaus kažkaip daugiau veiksmo, kad bus. Bet vis tik vieną žiobrioką iškrapščiau. Ne visai tuščias, kaip sakant. Tai tiek bus šiandienai. Ačiū, kad žiūrėt šį naktinėjimą mano. Ir iki kitą kartą. Labanakt.